Ką labiausiai prisimenu iš darbo restorane per 10 metų? Magija! Į nieką nekeičiau. O mes į nieką nekeisime savo klientų, kurie patvirtino Tele2 populiariausias operatorius Lietuvoje. Tele2. Skirk 1,2% gyventojų pajamų mokesčio Laisvės televizijai, nes su jūsų parama demokratija skamba garsiau. Kas su kuo, kaip kada, va čia tai be stabdžių, va čia tai laida. Prašom neplatinti niekur, širdelės tik dega, tai ne reklama. Sveiki visi žieminės striukės, vėl į tą patį stalčių po lovą kišantis mūsų laidos žiūrovai. Viskas, nuo šiol šiltus orus matysim ne tik pas savo kolegas storiuose iš Maldyvų, bet ir tiesiog pažiūrėjus pro langą. Jeigu jūsų ofisas turi langą, mano tai ne. Todėl storius vis tiek privalėsi žiūrėti, norit to ar ne. Taigi, su jumis sveikinasi šios laidos vedėja, fantastiška, charizmatiška, juokinga ir vis dar paprasta aš, Laura Dragūnaitė. Arba, kaip Lietuvos influenceriai pasakytų, ta žiurkė, kuri neatstoja nuo mūsų. Dėl jūsų mano mylimiausieji laidos fanai, aš ir naktim nemiegosiu, kad spėčiau viską užfiksuoti ir jums parodyti. Kaip sakoma, not all heroes wear capes. Arba lietuviškai, ne visi Tadai Blindos nešioja ūsus. Aš gal labiau šitas Tadas Blinda. Kol dar jaunoji žiūrovų karta nespėjo įsivelti pokalbį su ChatGPT, kas tas Tadas Blinda, sėskim pakalbėti apie tai, ko čia ir susirinkom. Su sugrįžtančiu pavasariu duris į mūsų širdis pravėrė gamta, o Rolandas Mackevičius gamtai pas atvėrė savo namų duris. Jau namus papildė keturkojis draugas Medutis. Nemeluosiu, vardas tikrai nustebino. Labiau gal tikėjausi kažko su lažybų bendrovėm susijusio, man gal net visai smagiai skambėtų Medutis bet arba Kazino Medutis. Bet vieta pase laisva, tai ką domina reklamytė, tikrai paskubėkit. O papildomos pajamos iš šuns būtų tikrai neblogai, žinant, kiek reikėjo investuoti, kol šuo pagaliau pasiekė Mackevičių namus. Netikit manim? Paklausykit iš pačio Rolando lūpų. Čia 2 metų planas, kas dabar įvyko. Žinai, mes ilgai ieškojom kur. Aš sakiau, kad jeigu leisiu šunį namuose turėti, tai tik tai būtent tokios veislės. Sakau, man nereikia nieko kito. Mes ieškojom veisyno, ten suradom tą tada ilgas procesas buvo, kad, žinai, surasti patiną tai pateliai, nes čia Lietuvoje niekur nėra, reikėjo vežtis iš užsienio, tą šunį keliais skrydžiais į Olandiją vežė. Prieš 2 metus buvo paduotas depozitas. Medučio tėvas 3-kart pasaulio olimpinis čempionas, mama laimėjusi Nobelio taikos premiją. Kol laukėsi Medučio, buvo maitinami tik austrėmis ir omarais. Po gimdymo abu tėvai išsiusti reabilitacijai į Šveicariją, o Medutis iškart buvo pasodintas ant ikrų. Tai palaukit, jei norit šuniuką turėti, reikia tiek pinigų išleisti. Tai man tada įdomu, kiek pupų dėdė per metus uždirba, nes pasitame kemperyje kokie 8 šuniekai gyvena. Nors ir su 8 šunimis kvapas ten vis tiek geresnis nei komandiruotis kemperyje. Sorry, Bena, jūs ten gyvenat, jūs puikiai suprantat, kad aš stipriai čia nemeluoju. Na, o jeigu ir jūs, mėly mūsų laidos žiūrovai, planuojate įsigyti šunį, kuris gimė kitame pasaulio krašte, žinot, kad teks jums keliauti. O kelionėje reikia ko? Pinigų. O ką tu galvoji? Ir ne tik jų. Būtų dar gerai ir internetą turėti savo telefone, kad galėtumėt savo šuniukui paskambinti. O iš kur tą internetą gauti, kai esi velnias žino kur? Teisingai? Seili. Tai mūsų laidos partneris, kuris jums siūlo eSIM paslaugą. Aš keliauju, aš naudojuosi ir aš galiu jums pasakyti, Seili programėlėje ant tiek viskas paprasta, kad pati viską pasidarau ir net neprašau savo sužadėtinio, kad man telefonį internetą padarytų. Parsisinti programėlę, pasirenki šalį, kurioje esi, įsigyji duomenis, įsidėgi eSIM į savo telefoną ir vuolia. Daugiau eSIM įsidėkti nebereikia, visada naudoji vieną ir tą pačią, pildai duomenis ir keliauji. Žinau, kad vasarą keliausit. Žinau, kad tikrai naudosite Seili, tai kodėl nesutaupi šiek tiek pinigėlio, ką? Norisi juk. Žinau, kad noris. Todėl Seili mūsų laidos žiūrovams suteikia 15% nuolaidos su kodu nespaudai. Galima sakyti, keliauji ir dar į pliusą išeini. Super. Tikrai pasinaudokit, atsisiųskit Seili programėlę ir nepamirškit nespaudai vienas žodis.
Bunanti gamta grįžta ne tik į influencerių namus, bet ir į jų koncertus. Du šou biznio rykliai buvo pastebėti Nijolės Pareigytės koncerte. Egmontas Bžeskas ir dabartinis Nijolės Pareigytės vyras koncerte vilkėjo marškinėliais, ant kurių žinutė visiems Lietuvos šeškams. Nežinau, ką jums padarė dainuojantys šeškai, bet panašu, kad vyrai turėjo labai smagų LSD tripą miške. Egmontai, visų pirma, kodėl tavo vardas skamba kaip kiaušinis? Egmontai, visų antra, jei dar kartą prieis Ezopas ir duos varlę palaižyti, tai žinok, tikrai galima atsisakyti. Dabar atrodo linksmai ir smagu, bet pažiūrėk, kur Ezopas dabar. Linas dabar laižo tokią rūpužę, o prieš narkotikus laižė va šitą rūpužę. Kardiologinės naujienos. Atšilo oras, pakilo noras. Ne bet koks noras, o noras pirštis. Ir būkit ramus, bareikėjau susituokėt, ar tikrai nesipirš dar kartą, nebent pritrūks dėmesio, bet kol kas tikrai ne. Ar dar trūksta vidai vieno priklaupimo? Dėl antraščių, ne? Nu, ne tai ne, bet pasiūlymas galioja. O kas pasipiršo? Aktorius Tadas Green priklaupė ant vieno kelio prieš visą areną ir paprašė Justės Arlauskaitės džiazų rankos. Ar tekėsi už manęs ir dalinsiesi su manimi savo gyvenimo džiaugsmais ir skolomis priteistomis teismuose? Bet kokiu atveju sveikinimai jums, mylimieji. Tadai Green ir Justė Arlauskaitė Green džiazų. Dar netaip seniai džiaugiausi šią porą išbraukdama iš skyrybų terlisto, bet ši pora čia ir vėl sugrįžo. Aš jums pasakysiu taip, čia skyrybų terlisto prakeiksmas, kaip nuo giltinės, taip ir nuo terlisto. Nuo abiejų gali bėgti, bet negali nuo jų pasislėpti. Su dideliu liūdėsiu noriu jums pranešti, kad dėja išsiskyrė komiko, eks-vairuotojo Marko ir jo dabar jau dvigubai eks-Dovilės keliai. Markai, sunku tau tose keliuose. Deja, bet turiu jūs sugrąžinti į terlistą ir šį kartą dedu jūs į butierą. Žinau, kad jau buvo žiedas, bet kiek galima skirtis, taikytis. Mano nervai irgi nėra geležiniai. Ir vėl laisvųjų agentų rinkoje atsidūręs Markas Žukauskas rinksis komandą, kurioje žais. Svarbu, kad nepakeistų lygos, jei suprantate apie ką aš. Iš kur dabar jam žmogui surasta tinkamą antrą pusę? Tinderyje visada tos pačios sukasi. Bibliotekoje mažai šansų pačiam Markui sužibėti. Belieka įdutavas jau žinutę, vienišas vyras ieško damos Vilnius. Markai, tu žinučių tikrai dar nesiūsk. Aš tau turiu kur kas geresnį variantą. Belai, tai kaip tu supranti, kad esi įsimylėjęs? Na, jei mergina žaidžia padėlį ir nemėga su savo treneriu, aš jau ją myliu. Koks tu cinikas, juk meilė ypatinga, gražiai. Oi, mes jau eterį, tai sveiki Dragūnaitės kanalo žiūrovai. Sveiki įsijungę Myli, nemyli, kur šiandien vienam laimingajam išrinksim antrą pusę. Ir šiandienos mūsų princas jaunikaitis gražuolis, klaipėdietis Markas. Markas dievina automobilius ir alų. Kartais abu vienu metu. Šiandien carry off. Dėl geros merginos permestų net geriausią draugą. Plojimai Markui! Nagi, Markai, matau jau pasiruošęs, nusiteikęs, iš akių matau, nusiteikęs surasti savo gyvenimo meilę šiandien, ar ne? Tai eikis į patoginku širmas, aš tave palydėsiu ir pažiūrėsim, jau merginos nekantrauja laukia. Manau, atėjo laikas pristatyti ir šiandienos damas. Keitė, laidų vedėja ir modelis. Jos manymu, santykiuose geriausiai pamatai save. Jai patinka sportuojantis ir juokingi vyrai. Pasitikime, Keitė! Labas. Goda, nuomonės formuotoja ir laidų vedėja. Mano, kad tikri bachūrai išnyko, kai atsirado padėlis, nekenčia veipų ir paspirtukų. Pasitikime, Goda. Na ir paskutinė, bet tikrai neprasčiausia šio vakaro mergina. Antanas, žinomas žmogus, mėgsta alų. Pasitikime, Antanas! Nagi, Markai, išgirdo merginų dosie, ar jau kuri nors paliko įspūdį? Visos patiko, nežinau, kaip prisisirinko. Turi tau staigmenėlę, tik tai viena iš merginų yra vaikinas. Ką? O tai jeigu aš bachūrą išsirinksiu? Tai turėsit draugauti. Kiek laiko? Kol išsiskirsit.
Gerai, Markelį, dabar gali užduoti paklausimą kiekvieną iš merginų, kuris padės tau nuspręsti, kurią iš jų rengiesi. O gal tai bus ne mergina? Gerai, pradėkim, aš galvoju, nuo Keitės. Toks įdomus vardas, nelietuviškas. Jau turėtų būti įdomu. Keitė, pasakyk man, parketas ar linoleumas, kaip jūs ten tarėt, kaip sakot? Šiaip visų pirma, tai pirmas dalykas, ačiū už klausimą. Prieš metus, jeigu būtum paklausęs, greičiausiai būčiau sakiusi, kad linoleumas, bet va šiais metais įsirenginėjau butą ir kažkaip instinktyviai iškart žinau, kad namuose noriu turėti parketą ir tokį vyrą vardu Markas. Oi, nu Keitė, jau koketuojat čia. Nu ir kaip, Markai, ar tau patiko Keitė? Labai patiko. Labiau, kad ieškočiau linoleumų žmogaus, bet man patiko ta vieta, kur Keitė sako, kad ieško vyro Marko. Tai aš kaip atitinku vis kriterijus, tai aš tai tą Keitę belčiau, kad yra nupirkėta, man nesvarbu, žinau. Markai, mes tavęs nematom, bet girdėt, tai girdim. Na ir Markai, galbūt jau žinai, ko norėtum paklausti Godos. Taip, turiu klausimą Godai. Goda, atsakyk man, kokios gėlės yra tavo mėgstamiausias? Nesvarbu. Ja, nu kaip tai nesvarbu, tai gimtadienis, valentinkiam, tai reikia žinoti, kokios patinka. Tai palauk, čia mano galvos skausmas ir tavo, tai kokios nori tokios ir imk akciją ir paėmė, ta prasme, čia man reikia pasirūpinti, kokias tau gėlės pirkti, taip tu gal dar tau parduotuvę pasakyti, kurioje nupirkti. Aš iš vičia dėl draugero klausiu, tai supratau, gerai. Nu. Tęsime laidą. Na tai keliaujam prie trečiosios. Tai trečioji mergina yra Antanas ir koks klausimas būtų jai? Klausimas būtų toks. Kaip atrodo tavo tobulas savaitgalis? Nu, pradžiai tai gal be bobų. Nežinau, kažkur pirtį nuvaryti su bakūriais, taip, aliuko iššaut, pasėdėt, grįžt namo, gal kokį fulę pasijungt, kažką. Šiaip visai gamtą tą fainą išvaryt, kartu pabūt man, kad nuo bobų kuo toliau, o šiaip tai, žinai, širdis laisva, reikia tik norėti. Na ir Markai, ar jau žinai, kas yra vyras? Turiu keletą įtarimų, kas galėtų būti. Žiūrėsim, ar aš teisus. O tu, Bensė, kurią imtum, gal kokių turi man rekomendacijų? Bensė. Paleisiu tą Beną, pats apsispręs. Tą Beno kaip be kiaušų. Šiaip, Markai, nežinau, čia klausai manęs, girdi, ką sakau, bet šiaip Benas su Goda fiti-myti kažką darė, kikihaha, tai nežinau, į mano nuomonės paklaustum, tai sakyčiau, kur. Girdė, ten uždaryk burną asilę. Markai, viskas gerai. Ar nėra tai blogai? Bet tai, kad... Tikėsiu? Ne. Tegul išinio ten. Palaikyk mano šitą davą. Kažkaip visą. O, Dievai. Aš vis tiek bandysiu Godą paimti. Sprašom, čia staško. Girdi, Markelį, žiūrėk, kad tu paminė, mes ten su Godagi tampėmės čia kažkada praeitais metais, čia pautumas buvo. Čia dabar praeitą savaitę su mečinom Tinderiu vėl, kažką čia kikihaha vėl pradėjom, tai nenori tu Keitės imti. Gera mergaitė. Markai, aš matau, kad tikrai nelengva yra priimti tą sprendimą, tai aš pats turiu tau pagalbą, užsiriškim akis ir einam truputėlį iš arčiau pasižiūrėsim. Pačiupinėsim merginas. Nu, tokios vyriškos, sakyčiau, rankos. Tvirtas paspaudimas labai. Kažkokios plaukotos šiek tiek. Nežinau, aš gal nepasimatymą žvejybą gal labiau už tokios imčiau. Rankos tai rankos, veidą pamatytum. Keitė, viskas gerai, žinok, jisai nežinau, ką prarado. Žinok, jeigu aš galėčiau, tai vaikčiau namuoštų. Pabauk dar višpatį. Pabauk įsivantį patinuoti. Kiek čia beigas? Gal iškutį. Šitos švelnius, bet tas pachmo kvapas man biškai nosi riečia čia. Čia gal nuo Lauras eina, nes aš irgi užuodžiu šalia stovintį. Nu jo, stiprus kvapelis, bet ranko švelnius. Nagi, Markai, tai ar jau pavyko išsirinkti? Pavyko. Nebuvo lengva prisipažinti, tikrai daug galvojau, bet mano širdis keliauja pas Godą. Aš imu Godą. Žinok, nėra Godos ir Beno irgi nėra. Tai kažką kaip gal reikės tada? Keitė gal tada paimčiau? Nėra irgi. Aš nežinau, kur Keitė. Antaną renkasi Markas. Taip, tai galime atrišti tuomet akis. Ir laukia tas jau susitikimas. Paprasta
Toliau kardiologinėse naujienose. Ar esat pagalvoję, o kaip faina būtų turėti romantiškus santykius su savo mama? Ne? Aš irgi nesu tai pagalvojus. Bet faina ar ne draugauti su savo mama mums gali papasakoti kovotojas Dominykas Drikstys. Aš noriu pasidžiaugti ne tik už Dominiką, bet ir už Oksanos begalinę meilę. Jos tokia stipri motiniška meilė savo sūnui Dominykui, kad ji nusprendė išsitatuiruoti jo inicialą. Motinos diena artėja, įdomu, kuom Dominykas nustebins savo mamą. Kad jau prakalbam apie moteris su dideliais siekiais savo gyvenime, noriu pasidžiaugti ir pasveikinti su 36-oju gimtadieniu influencerę Instagramo modelį Sandrą. Wow, va čia žmogus maksimalistas. Jei valgyt pizzą, tai tik šeimyninė. Atsidavusi šeimos motina, tikra maitintoja. Mums jau PTSD išsivystė dėl baltarusiškų balionų, bet čia 2 balionai iš Dubajaus tiesiai į Lietuvą atskrido. Galėtume milkinti šitą bairį, bet laidos laikas nebegalinis. Jei kažkas dar nepasakyta apie Sandros privalumus, tam yra komentarų skiltis po šiuo video. Nesikuklinkite. Kalneliai tokie dideli, kad čia sekančią kelionę planuos daryti Balujevičius. O prie ko čia Balujevičius, jūs klausėt manęs? O vat prie to, kad žmogus pradėjo naują kelionę. Turbūt sunkiausia savo gyvenime. Naujų santykių kelionė. Čia tau ne irklais Atlantą perplaukti aurimėlį, čia naujų santykių kelionės pradžia. Čia tau reikės klausytis priekaištų ir nesąmonių, atsiprašinėti už tai, kad tu nenori dar valgyti, aiškintis, kodėl 10 minučių netrašiai, prisiekinėti, kad tau įdomiau laiką leisti su ja, o ne su draugeliais. Džiaugiuosi už tave. Sėkmės tau, Aurimai. Tegul ši kelionė niekada nesibaigia. Toliau nespaudai naujienose skyrybų terlisto neverta skyrybos. Goda Lijeva išsiskyrė. Išsigandot? Galvojat, su vyru išsiskyrė? Su šeškiam susipinko? Šį kartą Goda išsiskyrė su savo implantais. Krūtinės implantais. Jei dar neišmetė implantų, žinau, kas juos tikrai priglaustų. Kol viena draugė pjaustosi, kita spinduliuoja laimę ir meilę. Kolegė Ingrida laidos metu prisipažino įsimylėjusi. Visos komandos vardu sveikiname jūs, Ingrida. Žinau, kad skyrybų terliste tikrai neatsidursit. Ne todėl, kad neišsiskirsit, bet todėl, kad greičiausiai jūsų skyrybos nebus tokios įdomios. Toliau sporto žiniose. Rokas Jokubaitis aktyviai sveiksta po traumos, pradėjo treniruotes be kontakto. Gerina metimą, stiprina raumenyną. Negi rimtai galvojat, kad mano laidoje aptarinėsim Roko Jokubaičio gijimą po traumos? Rokas pagaliau galėjo pailsėti nuo krepšinio. O kai turi pakankamai daug laiko nuo krepšinio, anksčiau ar vėliau tavo gyvenime atsiranda mergina. Dužo lietuvaičių širdis, bet dėja Rokas savo širdį atidavė mylimajai iš Ispanijos. Aišku, reikia žiūrėti kontrakto detalės, galbūt po sezono bus galima išpirkti jo kontraktą, bet čia jau plačiau pakomentuoti galės jo agentas. Kad jau prakalbam apie krepšinį, mūsų neklaužada padaužiukas ir nenuorama Audžiai Veršinį kėlė vlogą iš Eurolygos rungtynių. Na, tikrai įdomus turinys. Jei jūs, pavyzdžiui, nenorit žiūrėti krepšinio, bet norit pažiūrėti, kaip kiti žiūri krepšinį, tai tikrai jums rekomenduoju tokį turinį. Dabar jau žiūrit, kaip aš žiūriu, kaip Audžiai žiūri krepšinį. Jei jūs įsimesite į Instagramą, kaip žiūrit mano laidą, tai jūsų followeriai žiūrės, kaip jūs žiūrit, kaip aš žiūriu, kaip Audžiai žiūri krepšinį. Tai tiek komentarų apie Audžiai kovo mėnesį. Daugiau lyg ir nieko tokio išsišokėliško neįvyko. Nors gal dar žiūrėkit laidą iki galo, gal bus iki tol spėjęs kažkam pagrasinti per Instagramo storius. Nežinau, tik spėju. Kalbant apie muzikos bizdą, chuliganas, tikrasis Audžiai neklaužada, Egidijus Dragūnas Sel įsimetė pas Paulių Aršauską į laivą. Ir ten abu parodė savo summer body progresą. Galiu dabar. Bliam, rimtai geroj formą. Galiu dabar. Daik man savo formą tada irgi. Smagu, kad iki vasaros dar yra laiko. Bet šiaip juokinga, kad Egidijus Dragūnas dabar leidžia laiką su žmogum, kuris laisvalaikiu dėlioja Lego. Ant kiek pasikeitė Egidijaus gyvenimas, kad pykčių su pareigūnais pakeitė laivai su Pauliumi Aršausku. Nenoriu prašyti per daug, bet jei Dievas mane girdi, aš meldžiuosi, kad pamatytume, kaip Egidijus Dragūnas renka Lego kartu su Arša. Atsiprašau, bet turime sustabdyti žinias, nes mane pasiekė karštos naujienos. Supratau. Lietuva ir vėl buvo apgauta. Ir šį kartą tai nėra nešvankiai prenkas. Mūsų išdūrė BB gengas. Vidas ir Indrė dabar jau Bareikiai. Pasirodo, Bareikiai susitokė dar gegužės 30-ąją. Peršasi 3 kartus, tuokėsi 2 kartus, čia tų žiedų pridalinta į kairę į dešinę ant vienos rankos pirštų neužteks greitai. Ar čia normalu? Tai jei norėsit išsiskirt, kiek skyrybų reikės, kol visus 5 žiedus atsiimsit?
5 žiedai, vienu už Audi daugiau. Lygiai tiek pat olimpinės žaidynės turi žiedų, kiek bareikiai. Ne veltui tokie sportininkai. Jei santykiai būtų olimpinės varžybos, bareikiai artėtų prie maratono. O žinot, kas atstovautų Lietuvai sprinto rungtynėse? Taip, mūsų mylima ir gerbiama laidos draugė Karolina Meskino ir jos vasaros nuotykis Kęstutis Cicėnas. Prie ko čia jie? Nes praėjus pusiai metų nuo išsiskyrimo, Kęstutis vienoje iš tinklalaidžių pasipasakojo, kodėl nutrūko jų santykiai. Jei labai norit, galit peržiūrėti visą laidą. Bet trumpai aš jums pasakysiu taip. Abu buvo šviežiai įsiskyrę, abiems trūko antros pusės. Susimetė, suprato, kad dabar labiausiai reikia skirti laiką savo ir išsiskyrė. Dar trumpiau, tiesiog pabuvo vienas kito reboundais. Toliau apie skyrybas vis garsiau šneka ir Justė Arlauskaitė Grindžiazų nesutado. Bet su scena dar ne taip seniai Justė buvo ryškiausia žvaigždė Lietuvos muzikos padangėje. Tada krito žemyn lyg kometa, o dabar panašu, kad orkestras groja gedulingas natas. Justė, nesiparink. Ta diena ateina visiems, kurie išsiskiria su sėkmingais prodiuseriais ir nusprendžia karjerą daryti vieni. Arba kuriems, kurie atsiskiria nuo buvusio kanalo, sugalvoja vieni laidą daryti ir jų kanalo nepasubscribina fanai. Tai gal tą progą paprenumeruojam visi kanalą draugiškai. Aš palauksiu. Nieko nepasakosiu, nieko nepaleisit, kol prenumeruojat. Jau? Galim tęsti? Meno naujienose multitalentas žmogus savo liežuvio pagalba užvaldantis ne tik įvairaus tipo scenas, bet ir įvairaus tipo garsias moteris. Jis vaidina filmuose, veda TV laidas, lipa ant teatro scenos ir turi pokalbių laidą. Kartais natūraliai kyla klausimas, ko jis negali. Su atsakymu nenorime plėstis. Akivaizdu, kad pažinti menininką neužtenka net ir 100 interviu. Ironiška, bet kartais užtenka ir vieno. Jūsų dėmesiui aktorius, komikas, asmenybė Justinas Jankevičius. Iš arti, giliai, intimiai. Tai sveikas Justinai, ačiū labai, kad atvykai, kad radai laiko. Jūs. Prašau. Jūs, Justinai. Tai ačiū, kad radat laiko, Justinai, taip, ačiū, kad atvykai. Tai po daugybės metų baigiai darbą televiziją, ar ne? Ir kaip tu dėl to jautiesi, ar pasilgstat? Atsiprašau, ar jūs pasilgstat? Supranti, o kasgi yra? Kasgi yra televizija, jeigu ne persisodinusios, pervertiškos, nuobodžiaujančios visuomenės refleksija. Kaip suprantu, televizija praėjęs etapas jau visiškai, ar ne? Etapas mūsų visuomenėje visą laiką galėtų būti traktuojamas kaip tai, kas yra kažko pradžia. Tačiau jeigu mes imsime realybę, kuri ne visada atitinka tai, ką mes sudedame į savo lūkesčius. Ar tai iš tiesų yra realybė, kurią mes duodame savo, ar kurioje mes pajaučiam dualizmą ir savastį? Bet gal Justinai pereikim prie smagesnės temos šiek tiek, ar ne? Ar vedat vestuves? Ar atsirado laiko tokiam darbui? Vestuvės yra persimplifikuota sąvoka tam, ką aš laikau dviejų sielų atidavimą visatai ir galbūt netgi perkopimą per tą Rubikoną, žinai. Kaip vedėja, jūs galima pasiimti ir atsirado laiko po televizijos būtent kitokioms veikloms? Aš labiau sakyčiau vedlį. Aš iš tiesų nesureikšminu to savo misijos, kurią man paveda žmonės, kurie iš tiesų nori išjausti, išbūti, galų gale ištransformuoti iš savo santykių. Ir
Dvi pasiklydusios sielos ieško išeities. Apie tai yra vedlio, vestuvių vedlio profesija. O kaip teatras? Kaip atsirado iš vis jūsų gyvenime teatras? Tu gali kalbėti apie teatrą kaip apie pastatą, kaip apie sielos būseną. Ir kartu teatras yra ir veiksmas, tai yra sielos šausmas. Tai yra bendrystė tarp tavęs ir to, kad tu neši į pasaulį. Gal, Justinai, prašau, tada gal truputėlį sukonkretinkim ir jūsų spektaklis naujausias Porų terapija. Ne, kiek ten yra tikro jūsų? Kai tu esi savęs paieškose, tavo teatrinė persona, negalima netgi priskirti pilnumos būtent šiam būtent būdui, kur tu esi tuo met, kai tavo atrodo kūnas čia, o tu turi padaryti, kad ir tu būtum kartu, tačiau kartu, kad tai būtų kitas, visai jau kita esybė, kita gyvybė, kitas gyvenimas, o dar ir gelminė. O kaip sakykit, jaučiatės toj komedijos scenai, jūs su Dominiku Klajumu, jūs turit tą stand-up pasirodymą, Sudeginti tiltai 2, ten, sakykim, nėra menas ta klasikinė prasme. Skautus išgyvenimai, ne? Taip, tai kažkokie pykčiai, turbūt iš to. Ne, aš dar vis apie porų terapiją galvoju. Tai yra... Tarp savęs, tai Tokia laida, niekur pertraukinėja. Gerai. Bet jūs sakykit, man... Ne, aš dar, kad prašau plačiau, truputėlį aš norėčiau daugiau, nes įdomiai tikrai dėstote taip išmintingai, plačiai, labai tais ilgais tokiais sakiniais. Tai auksiniai svogūnai, ar ne? Irgi jūsų dar vienas toks, gal kitokią pusę jūsų truputėlį dar galim ir ten pamatyti, ar kažkokį, galim komentarą trumpą, tada apie šitą pusę. Ar kiekviena sielos kertelė yra skirta užlopimui? Juk kartais tie randai, kuriuos palieka mums įvairūs procesai. O juk metodologija visą laiką skirtinga. Ir tu galvoji, čia yra randas, ar čia peiliu? Bet Justinai, gali kažką, kad normaliai aiškiai, ar būsi dar tam telike, ar nebūsi, ar grįši, ar negrįši, pasilgai, nepasilgai. Kad viskas būtų taip paprasta, Laura. Jo, Banašalikas. Visko. Užuodžiat, kas čia taip skaniai kvepia? Ne? Čia kvepia mūsų partnerių Emerald Perfumes kvepalai. Gaila, kad neužuodžiat, bet aš jums tuoj nupasakosiu visas natas ir visus kvepalus. Pavyzdžiui, šitam balerinos šūs kvape atsiskleidžia tokios natos kaip rožė, gvazdikėlis, vanilė, sandalinėdis. Kvepia gan saldžiai, bet truputį tokio aštrumo turi. Meniškas kvapas. Kaip jums čia apibūdint, dabar lengviau, kad susigaudytumėt. Aš įsivaizduoju, kad taip turėtų kvepėti Mantas Tonkaus ir Gelminės vestuvės. Tokios meniškos. Va čia, ką mes jaučiam? Čia vanilė, persikas, pasifloras, pakalnutės, beach. Man atrodo, taip turėtų kvepėti Rolando Mackevičiaus namai, kai jis grįžta namo pas Ievą. Arba jų atostogos Maldyvose. Prie paplūdimio irgi gali labai panašiai kvepėti. Ir trečiasis mūsų kvapas Night Out. Tai čia tokios natos, kai, palaukit, tuoj pavosiu ir pasakysiu. Karamelė, vanilė, baltas jazminas, kriaušė.
Nu, va čia lengva, man čia lengva. Čia įsivaizduokit, atsiimi mamą apdovanojimą, nulipi nuo scenos ir tave apsikabina naglis pėtinis. Nu, man visiškai toks kvapas. Tai jeigu norit patys užuosti ir kvepėt, kaip ryškiausi šou verslo įvykiai, keliaukite į emeraldperfumes.lt ir įsirinkit savo mylimiausią kvapą. Yra ir daugiau, ne tik šitie 3. Ir vėl džiazu. Jau galvojau, pradėsim apie Audžį ir Karolę, apie Audžį ir Viktorą. Ir vėl džiazu. Ką ta? Jau susipiršo, pakoncertavo, ką dar spėjo nuveikti. Pasirodo, byla dar nebaigta. Karjera beveik baigta, bet byla dar tikrai ne. Juste, laikykis ir labai gražiai prašau, gal jau užteks tau šitoje laidoje išmėšuoti. Toliau kriminaluose. Policijos vizito sulaukė žymus atlikėjas neseniai išsiskyręs su antra pusė. Taip, atspėjot, Vytenis Partikas. Ką pareigūnai veikia Partiko namuose? Buvo gautas iškvietimas, kad Partiko namuose yra neprižiūrimi vaikai. Pareigūnai sureagavo į iškvietimą, atvyko ir įsitikino, kad viskas Partikų namuose yra tvarkoje. Taigi, heiteriai, leave Partikas alone. Žinot, kam dar reikėtų atsiknis nuo Lietuvos žvaigždžių? Garsiam dainininkui Somborui. Prie ko čia jis? Prie Aistės. Aistės ne bet kokios, bet dabar jau tikrai Aistės world famous. Pasirodo, garsus Amerikos dainininkas Sombor kopijuoja viską, ką Aistė kelia į savo socialinius tinklus. Arba Sombor yra tiesiog šlykštus vagišius, arba tiesiog pasaulyje egzistuoja sutapimai. Aš dar neapsisprendžiau. Bet Sombor, mes tave stebim. Pamatysim dar vieną nukopijuotą Aistės world famous story, reelsą ar bent nuotraukytę. Turėsi problemų? Su manim pačia Laura Drag. Naujas mano eurovizinis nickname – Laura Drag. Rinkaus tarp Laura Drag ir Laura Lithuanian Famous. Laura Drag pikčiau skambėjo. Užsienio naujienos. Kieto nickname'o man reikia, kad įsitvirtinčiau užsienio rinkoje. Apie ką dabar ir pakalbėsim. Taigi, užsienio naujienos. Holivudo vakarėlyje buvo pastebėta Gabrielės Martiro Sian suknelė. Ne visiškai ta pati, bet labai panašiai į tą, kurią Gabrielė vilkėjo Eurovizijos atrankoje. Ta pati suknelė Eurovizijoje, Holivude. Gal dar kažkur buvote ją užsidėjusi, Gabrielė? Nenorit nieko pasisakyti? Aš žinau, ką veikėjo na vasarą. Gal labiau šį sausį. Toliau žiniose. Iš Žumbryno baliaus važiavusi Kristina Messenger nusivertė nuo motociklo. Aš jums išversiu. Kristina atostogauja Balyje. Ten dalyvavo Balyje, bet negeria nei čerkelės. Balis vyko netoli Džumburano miestelio, kurį Kristina vadina Džumbrynu. Kristina krito su motociklu. Nieko baisaus neatsitiko, pagelbėjo vietiniai gyventojai. Kaip sakoma, nesvarbu, kad nieko neatsitiko. Straipsniai ir iš nieko pasirašo. Ane, Mantai Stonkau? Dabar pasirodė 15 min baneris Facebook'e, žmonės man siunčiasi per kurį šou, per tavo šou, per tūkstantmečio vaiką ar per kurį šou kilo muštynės. Tai visų pirma, mes pašnekėjome savo podcast'e apie mūsų pasirodymą Dubline, kuriame pasirodėme su Mantu Katleriu ir Marku Žukausku ir ten įvyko incidentas tarp 2 žmonių ir mes tiesiog apie tai papasakojame, o tie portalai ima ir padaro antraštę, kad Manto Stonkaus šou kilo muštynės. Bet kas yra liūdniausia, kad yra paimta nuotrauka iš tūkstantmečio vaiko. Tai yra visai kitos producerinės kompanijos produktas. Tai yra produktas, su kuriuo aš aktyviai dabar turinu po Lietuvą. Ir nuliūdino, kad yra naudojamas mano vardas, tuo pačiu metu yra ir reputacijai žala daroma. Ką labiausiai prisimenu iš darbo restorane per 10 metų? Magija. Į nieką nekeičiau. O mes į nieką nekeisime savo klientų, kurie patvirtino Tele2 populiariausias operatorius Lietuvoje. Tele2. O didžiausi sveikinimai nuo viso nespaudai kolektyvo keliauja mūsų laidos numylėtiniai Šmukiai. Tiksliau, visai jo grupiai The Roop. BBC Radio 2 radijo stotis Eurovizijos 70-mečiui paminėti atrinko ikoniškiausius 70 Eurovizijos vardų, tarp kurių pateko ir vieninteliai lietuviai The Roop. Sveikinam The Roop kolektyvą patekus tarp tokių scenos grandų kaip ABBA, Celine Dion, Maneskin ir dar daug kitų garsių Eurovizijos vardų. Taip pat mūsų laidos kolektyvas nori nuoširdžiai pasveikinti Mariną Bui baigus mokslus SMK. Dabar Lietuvoje turėsime vieną bendrosios praktikos slaugytoją daugiau. Na jau aš tai tikrai nenorėčiau, kad mano vyras gulėtų ligoninėje ir ten tokios seselės kaip Marina Bui sukinėtųsi. To dar betrūko. Žinau aš tos filmus ir kaip jie baigėsi.
pati nemačiau, draugė pasakojo. Bet būkit ramus, lietuvaičiai, ir neskubėkit gultis į ligoninės. Ten Marinos nesutiksit. Savo talentus ji perkelia į kur kas pelningesnę dirbą – Londoną, kur dirbs su grožio injekcijomis. O toliau Marinos horizonte matomas ir dar vienas diplomas. Mat, buvusio Lelė Pupytė galvoja baigti psichologijos mokslus. Pagaliau vyrai patys norės lankyti terapiją. Va čia tikrai sveikintinas pasiekimas. Garsi moteris po beždžionės įkandimo pasidarė santykių psichologė. Kalbame, žinoma, apie Kristiną Messenger, kuri už pinigus paaiškins jums apie šiuolaikinę vergovę. Mergos, ar jums dar nenusibodo būti vergėm? Taip, čia apie jūs. Tiesa, kaip pati save vadina psichologė, per sarkazmą patikslina. Proto vergėm. Principė moteris ir kita moteris siūlo pertreniruoti savo mintis ir susikurti sveikesnį ryšį su savo kūnu. Ir žinoma klausia. Merginos, kodėl nuolatos papuolat į toksiškus santykius? Kodėl? Todėl, kad pačios toksiškos esat. Ir gal kažkas turi galimybę redakcijai paaiškinti, kaip moteris, kuri sako, kad išsivadavo iš toksiškų santykių, savo Instagrame viršuje prisegusi video, kaip mėgaujasi toksiškais santykiais ir jų teikiamą prabangą? Patikslinu, kad čia buvo retorinis klausimas, į kurį redakcija atsakymo nesitikė. O dabar grinai toks hipotetinis pamąstymas. Tarkim, noriu išsivaduoti iš toksiškų santykių, patreniruoti savo smegenis ir nebebūti proto vergė. Kiek tas vadinamasis išsivadavimas kainuoja? Šių mokymų kaina šiuo metu yra vos 45 eurai. Kyla logiškas klausimas, ką mokėti už paprastus vadinamosios sarkazmo psichologijos kursus normalią kainą, kai galima mokėti premium kainą už panašiai patirties turinčios kitos moters kursus. Štai yra atsakymas. Nėra čia žiauriai keista, kad mums patys reikėjo nusiimti. Kur mes čia patekom iš visų? Nežinau, gal grindis išplovė. Neštumėt iš lauko energijos. Palaukit dabar. Čia fazė kažkokia Ar mums pilnais dabar mes išsivalom. Kilimas. Palaukit. Dar aš jaučiu iš jūsų truputį. Rūta! Prašau, užeik. Ačiū, išsivalom. Tu gal biškilio pas mane juodas kojines, čia gali užtrukti. Daugiau reikės. Tu gal paaiškinsi kažką? Sėskimės. Ir neišeikim. Jokiais būdais dabar neišeikim iš šio saugaus rato. Kopangan, tomjum, kosamui. Čia mes taip sveikinamės. Laura, čia yra Tailando salos. Tomjum nėra sriuba, kad čia tau nunešė biškį protą po Tailandą. Aš žinau, kad jūs abu dabar esat vieniši, atsivėrę pasauliui. Ir aš noriu, kad jūs į tą naują pasaulį įeitumėt su švaria energija, švaria siela, nesinešiotumėt jokių blogų minčių. O mes neturėjom šiaip kavos susitikti pagerti? Aš biškį pasimetus. Dabar pabūkim truputėlį ramiai ir tuoj pereisim, jūs tuoj suprasit, kas viskas yra, jūs tuoj išsilaisvinsit iš proto vergijos. Ai, mes proto. Mes kažkieno dar vergai? Gerai, su smilkalais nieko nebus, šiandien man reikės kristalų. Pabūkit. Žinok, nes nerekomenduoju. Pasiterpti. Dabar rankytės išsivalom irgi pašildom. Taip, tą tokį. Mes ilgai dar šitą nesąmonę darysim visą. Aš Ai, tai čia ta šiluma. Laura. Tomašai. Patirinki ir sakyk savo viziją. Koks tu nori būti ateityje, Tomašai? Aš noriu būti toks, kuris nepapuls į panašias situacijas ateityje. Jam bus paaiškinta anksčiau, kas čia vyks. Ir tebūnie šitie norai bus išklausyti druskos. Jauti? Jo, kad man nemalonu. Ir irgi nelabai malonu. Rūta, dabar mes išbandysim kitą rytietišką praktiką. Aš noriu, kad tu uždėtum savo rankas man ant pečių. Ir truputėlį tokio darbo įdedu.
Stipriau turbūt. Masažą aš tau turiu daryti. Ne, rūta čia išsivalymas yra, čia energijos paleidimas. O tai mes tave valom ar mane, aš biškiu. Gali dar biškiu, aukščiau tada? Čia tokį? Gerai. Ir dar Aš jeigu galvoju, mes gersim kavą. Dar jeigu gali paglosti biškiu. O čia ilgai mes užtruksim šiaip. Gerai, dabar mes įkvepiam giliai. Ir paleidžiam. Tikrai tokį? Nu, va, kaip? Atrodo, Čia kiekvienas turim atrasti savo Laura, aš taip energiją. Tomašai? Nu, aš pabandysiu. Ir ilgiau, reikia išleisti iki pačio paskutinio oro. Ir kitas avižų pienu. Kalbės su žmonu. Apsivilko ant savęs kažkokias pagalvės, ta. Specialią aprangą. Man reikia, kad jūs truputėlį daugiau įdėtumėt pastangų, aš negaliu visko viena pati daryti. Mes dedam, Laura, ne? Nu, aš suprantu, kodėl jūs vieni esat. Okei. Ir ką tu supranti? Nu tai ar dedat pastangų kokių? Jūs ir taip santykiuose? Be jokių pastangų. Mes bandom čia tokį visą kvepavimą, aš bandžiau viską. Ir dabar šitai pradėjau. Nu tu bandėjai, bet kiek to bandymo? Nu bandžiau, kad dariau ką galiu, ką aš. O ką tu? Aš iki šiol be kavos sėdžiu, aš nesuprantu apie Tau nieką. tik kava santykius? Jo, net ne santykius. Aš matau, kad tu tiesiog neįdėjai darbo į santykius. Nu kažkiek gal neįdėjau. Ar tu klausėsi, ką tau sako, ar tu pats visą laiką šnekėjai? Wow, tonas pakeltas. Ar jūs visada, kai žmogus stengiasi, jūs niekinat jį? Ką reiškia niekina? Mes belen kaip čia dar dalyvavom tavo šitam užsiėmime. Atėjom kavos atsigerti, dabar visas kvepavimas. Gal varom, nes... Žiūrėk, jo, Laura, ačiū tau labai. Rūta, čia kavos negavom, galim varyti atsigert kavos. Nežinau, kur mes O už tai, kad tu taip elgiesi šitą druską, aš pasiemu. Aš šiandien dar sriubą turiu išsiversti. Laura, parašyk, kai nebabus tau šitą palį. Jo, Laura, oriuo. Atėjom. Pavyko. Miskomunikacijos naujienos. Nijolė Pareigytė, geriau visiems žinoma savo sceniniu vardu 69 danguje, savo gerbėjams pristatė 2 naujas grupės narės. Tikėjomės naujų lygiateisių grupės narių, o ką gavom? Naujas 2 back vokalistės. Kas irgi gerai, nes Jessica Shy kažkada irgi dainuodavo back vokalu Jordanos koncertuose, o dabar pažiūrėkit, kur jie yra. Taip, kad niekada negali žinoti, gal kuri iš back vokalisčių bus priimta kaip lygiateisė grupės narė, susimės su Bžesku, o visa kita jau istorija. Toliau miskomunikacijos naujienose. Aktyvus TikTok vartotojas, dar žinomas kaip Saprė. Iki ko nusigyvenom, kokias naujienas aptarinėjom, kažkokį Saprė, Šaprė, kaip sakėt. Taigi Saprė eilinį kartą išsiskyrė su Gerda Biel, nieko naujo, ir nusitaikė į kur kas populiaresnę merginą, socialinių tinklų Madoną Karoliną Meskiną. Karolina, kiek laikų ant šito video, kad nueitum su manim į vakarienę? Saprė, žinau, kad gali kamuolį į krepšį pataikyti užsimerkęs per visą aikštę, bet pataikyti į šitą tau tikrai nėra šansų. O šiaip po tokių plakatų lauk ne Karolinos žinutės, o OG Story serijos. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjot. Susitiksim lygiai po mėnesio. Nu tai ar jūs galvojat, kad taip ir paliksiu jūs nepaminėjus svarbiausių kovo mėnesio įvykių, kuo jūs mane laikot? Bet apie viską nuo pradžių. Taigi jau praėjo visai nemažai laiko nuo Lietuvą sudrevinusių Dominyko OG versijos ir Karolinos Meskino skyrybų. Bet tik po kiek laiko Dominyka hitino stiprios skyrybų pagyros. O prasidėjo viskas nuo gimtadienio. Aš suprantu, kad jūs dabar galvojat, ant kiek vaikiška, kai toks gangsteris, reperis, Kavenskas, Bachūras, Dominikas užsigauna dėl gimtadienio. Bet paklausykit manęs. Ar esat matę tos žmonės, kur vasario 29 dieną gimė, kur gimtadienį kartą per 4 metus švenčia? Aš tokio liūdnumo žmonių niekur nesu mačiusi. O Dominika 6 metus be gimtadienio gyvena. Be linksmiausias dienos metus. Tai pamastykit biškį su galvo jūs komentatoriai. Dominikai, aš palaikau tave. Teisingai, džiaugiuosi, kad atgavai gimtadienį. Žinai ką, aš suprantu tave. Aš irgi kadaise buvau komikė, o dabar laidų vedėja. Ir žinok, nė dienos nesiskundžiu.
Taip, kad sveikinu, galėsim pakolebinti, jei tik norėsi. O tada prasidėjo paklodės storiose ir vieši aiškinimaisi, kas kiek su vaiku būna, kas kiek finansiškai prisideda, kas kam atrašo ar neatrašo, kas su kokiais sakiniais vaikšto ar nevaikšto. Rezimuojant, OG žaidžia CS-ą ir pučia pluoštinės kanapes. Karolina augina vaiką. OG neprisideda prie vaiko rūpinimosi, Karolina jam neatrašo. Aš neteisėja, tai jūs patys nuspręskit, kas čia teisus šitoj situacijoje, o kas ne. Bet Dominikai, kad ir ką kalbės heiteriai, nepasiduok, mes tavim tikim. Tikrai žinom, kad jei Karolina atrašytų, jos seksai nenešiotų keistų akinių, ji nebendrautų su savo draugiam, nešvestų savo gimtadienio tą pačią dieną, gražiai bendrautų su tavim ir neišvarytų tavęs iš studijos, tai tikrai duotum dėmesio ir vaikui. Kalbant apie studijas, komikai Viktoras ir Safas įrašinėdami studijoje dar vieną hitą patraukė per dantį ir tai prastos nuotaikos OG. Iš kur žinau, kad OG buvo blogos nuotaikos? Nes po to sekė toks jo atsakymas. Būtų taip viskas ir pasibaigė, bet ką du komedijų klube renginio metu buvo aptarta ši situacija. Spėkit, ar Dominikui patiko tai, kad žmonės kalba apie jį. Aišku, kad nepatiko. Niekam nebūtų patikę. Todėl visiškai normalu, kad Dominikas įsižeidė ir supyko. O kas būna, kai OG supyksta? Taip, dar daugiau istorijų. Wow. Jei už kiekvieną storį gautum po eurą, tai ir vaikui užtektų ir ant dūmų dar liktų. Privalome nutraukti laidos transliaciją, nes mus pasiekė karštos naujienos apie patys žinote ką. Rubrika Karštos naujienos remia OG Version. Paskalos, paslaptys, konfliktai jūsų šventėms, vakarėliams ir šaikeliai. Žvaigždžių stilistė sako, kad komedijos gerėtis yra santykių blogėtis. Reportažą pradėkime nuo to, nuo ko viskas prasidėjo. Komikas Viktoras Balykovas, kadangi yra komikas, po to, kai Karolina Meskino iš įrašų studijos iškraustė savo vaikelio tėvą OG, apie įvykį pašmaikštavo storiukais. Kaip jau pastebėjote, paskutinis storiukas buvo apie OG versijos tėvą. Taigi net nereikia sakyti, jog storiukas sujaudino OG. Jis pradėjo Viktorą atakuoti skambučiais ir žinutėmis, o Viktoras, kaip jau minėjau, būdamas komiku, toliau juokauti. O vėliau ir dar šmaikščiai atrašinėti įsižeidusiai versijai. Ar OG tai sureagavo sveikai ir ramiai? Jei reikėtų taip tiksliai įvardinti, tai sakyčiau, kad atvirkščiai. Atsiuntė audio pranešimą Viktoro sužadėtiniai Indrei. Karočiui dabar taip trumpai. Aš čia ramus visiškai, aš tai nepiktas. Dabar gali pasakyti savo pidorui draugeliui, arba dabar baigia, arba verks ne tai, kad jisai nafui, o tu verksi nafui. Supratai? Nes man tėvo tai nelėsit. Galite apie mane prikolinti, kiek norit, karočiui, o šeimos nelėskite. Žinau, kur gyvenat, viską žinau, karočio, palauksiu, susitiksim. Nepisu proto, čia rimtai sakau, normaliai kalbu. Kaip ir sakė žmogus, jis čia ramus visiškai. Deja, žmogus ramus nebuvo. Žmogus pasidalino storių apie buvusią Viktoro merginą, žvaigždžių stilistę Viltę. Viktoras užblokavo reperį, todėl šis kitiems leido suprasti, kad ketina išmušti naujai sudėtus komiko dantis. Net panašu buvo atvažiavęs prie Viktoro namų ir kvietė aiškinti santykius apačioje. Įdomi detalė, kad informaciją apie Viltę ir Viktorą OG žinojo seniai, tačiau pasirinko viešinti prasidėjus konfliktui su komiku. Tai, kaip ši istorija išsivystė toliau, visiškai nejuokinga. Viktoras pačiam savo netikėtai turėjo progą pasakyti savo versiją kito komiko Emilio Jokūbo tiesioginės transliacijos metu. Zdaro, Viktoras. Labas. Aš darau laivą dabar. Mane žmonės prašo, kad naikinčiau tave, nes Bobą muši. Tai man reikia paklausti tavęs pradžią, ar tu muši Bobą savo ar ne. Blėd, tu durnas esi. Nemuši? Aišku, ne. Ai, nu tai gerai, nu tai blemba. Tiek ir te norėjau tada. Gerai, ką veik, Viktorai? Kitą kartą gal perspėk, kad į laivą aš čia pateksiu iš karto. Jo, sorry. Nu, iškirps. Ką veikiu, nieko, nežinau, nu... Audžinė skambina daugiau tavo? Jaučiu, aš matai, aš labai ant kiek nekonfliktas žmogus. Supratau, kad, nesu Bilfordis. Ne, ble, aš taip norėjau tavo vietoj būti, žinok, pabyfinta, eik tu, nahui. Jo, Tu žinau. nesivizduoji, pizda, blėt. Tau reikia sterų pis, nahui, Viktorai, va, ką tau reikia daryti. Aš ne teisininkė, o mūsų laida ne apie teisę, tačiau ką tikrai žinau, tai kad Viktorui specifiškai nereikia dabar pisti sterų. Viltė savo Instagrame patvirtino tai, ką sakė originali versija.
Viktoras savo storiukose paneigė, kad smurtavo prieš savo buvusią ir pasakė aiškiai, kad aiškinsis santykius teisme. Viltės akivaizdu tai neišgazdino, nes ji pasirengusi tiesą rasti būtent ten. Komedijos bendruomenė netruko sureaguoti į šį konfliktą. Tomašas dėjo tokį gana nedviprasmišką vaizdelį. Godančiukaitytė stojo į Viltės pusę ir išreiškė palaikymą. Komikė Vita Žiba, žinoma kaip kovotoja už moterų teisės, sudėlioja aiškę savo poziciją. Vėliau Viktoras pats nulygino savo susirašinėjimą su komikais, kuriame teisinasi niekada fiziškai nelietęs buvusios merginos ir sako atvirkščiai, kad ji turėdavo pykčio priepuolius ir smurtavo prieš jį. Pradėjo reaguoti ir partneriai. Maxima pranešė nutraukianti su Viktoru bendradarbiavimą. Biovela ir Vilniaus duona dar nepateikė atsakymo, kai filmuojame šią laidą. Visos mūsų laidos komandos vardu noriu pasakyti, kad absoliučiai nepalaikome smurto jokia forma, nei emocinio, nei fizinio. Jei santykiuose jaučiatės nesaugiai, patirite smurtą, būtinai, kartoju, būtinai kreipkitės pagalbos. Dalinamės pagalbą ekrane ir šios laidos aprašyme. Karštą naujieną baigiame. Taigi, mano mylimieji nespaudukai ir nespaudaitės. Laida jau eina į pabaigą, o aš dar nespėjau padėkoti visiems, kas prisidėjo prie šios laidos. Tai visų pirma, išskirtinis ačiū K2 Comedy klubui, kuris duoda mums stogą virš galvos ir visas sąlygas filmuoti šias laidas. Taip pat dėkoju Salt Studio, kurie mums suteikė savo studiją filmavimui. O labiausiai noriu padėkoti jums visiems žiūrintiems mane ir galvojantiems, kaip aš galėčiau prisidėti prie šio turinio. O prisidėti galite labai paprastai. Pradžiai prenumeruokite mūsų kanalą, paspauskite like ant video. Tiek ir turėjau jums šiandien papasakoti. Buvo pykčių ir dramų, meilės ir išsiskyrimų, buvo tiek visko per vieną kovo mėnesį. Atrodo, kad Lietuvos šou verslo atmosfera tikrai kaista, o slėgis kyla ar krenta. Susimaišiau. Žilvinai, kaip yra su to slėgiu? Slėgis krenta, mano skrydis baigėsi ir reikia viską išbandyti gyvenime. Bandykit, judėkit ir niekada nesustokit. Žinokit, viskas priklauso tik tai nuo jūsų. Nesvarbu slėgis kyla ar krenta, svarbu viską gyvenime išbandyti. Tai tiek ir norėjau jums pasakyti ir iki susimatymo kitose laidose. Tavo astralinė transformacija. Atsiprašau, tie balionai kažkaip. Nes ten tokie balionai pasamoteriški. Jeigu ką, Juliu. Kas vyras, kuri mergina yra vyras? Skirk 1,2% gyventojų pajamų mokesčio Laisvės televizijai, nes su jūsų parama demokratija skamba garsiau. Sugausim, ko negaudai, nes spaudai. Vakariniai baudai, nes spaudai. Čia viskas tavo naudai, nes spaudai.